Labą dieną. Šį vakarą žiniose matysite, kaip vaikai Radkioje Kaštodus. Kaštodai, mano visi, mano! Jėdė! Tai vat, matysite dar apie aduks sausainukus. Jie yra labai nevaistingi. Juose galima susirgti vėžiu. Taip nesąžininga. Taigi, dabar orai. Kviečiame į sceną Nijolę Pareigytę. Sveiki visi, aš noriu pranešti, nusifilmavau labai gerame klipe. Taip, dabar bus vienas dalykas. Taip, girdėjome naują žinią, kad Vilniuje bus labai baisu. Tiesiog monopolio karštligė. Paplokime visi. Taip. O tam kaipgi, o Panevėžyje bus Nevėžio mokyklos karštligė. Paplokime. Taip. Dabar ką aš čia matau? Ai va, matau, dar Kaune yra krepšinio karštligė. Paplokime. Gerai, dabar kviesime į sceną. Kągi mes čia kviesime? Ogi Nijolę Pareigytę. Mane? Gerai, kviesime į sceną Kariną Krysko. Labą dieną. Aš esu Karina Krysko. Taigi, šiandieną kalbėsime apie Monopolį. Jis yra labai puikus žaidimas ir vaikams nuo 8 metų ligi 16. Ir šiaip vat šeimai galima pažaisti. Taigi, kas jį turi ir pametė kelis daiktelius, pinigėlius ar vėl ką. Taigi, palaukite sekundėlę, prašyčiau. Prašau palaukti, nes labai greitai, gerai? Palaukite sekundėlę. Tuoj, gerai? Taigi negaišink žiūrovų. Gerai. Vat, čia yra žaidimo taisyklės ir kas jį sudaro. Žaidimą sudaro viena žaidimų lenta, 10 figūrėlių, 28 tos savybės liudijimo kortelės, 16 šansų kortelių, 16 visuomenės fondo kortelė, Monopolio pinigai, 32 namai, 12 viešbučių ir 2 kauliukai. Tai vat, mes baigiame šį fantazijos. Taip. Dabar pakviesime į mūsų ratelį Gabrielę Neringutę. Sveiki visi. Sveiki. Taigi, mes baigiame laidą su Dainele! Nevėžio mokykla! Nevėžio mokykla! Nevėžio!